tarkim, ateini pas psichologą pirmą kartą, ar reikia iš anksto pasiruošti, pagalvoti, užsirašyti ir tada ateiti? Ar teisingai? Jeigu jums tai patogu, galima tai pasidaryti, kad susikoncentruotumėt, bet tai nebūtina. Vis tiek pirmą kartą pats psichologas užduos jums reikiamus klausimus ir išves į reikiamą temą. Tiesiog jūs turit atsakinėti ir nebijoti atsakinėti į pateiktus klausimus. Nes psichologas per pirmą susitikimą supažindins su visą procedūrą konsultavimo. Kiek bus susitikimų, kaip vyks susitikimai, kad sumažinti nerimą, nes vis tiek visi klientai, visi žmonės, kurie ateina, patiria nerimą. Jūs tą turite atminti, kad visi 100% nerimauja, patiria nerimą. Ir pirmas susitikimas yra tam, kad nuimti įtampą, o ne iš karto spręsti per pirmą susitikimą problemas.